Ne, jūs nežiūrėkit mane, man stresas. Ar pasiliktum tarp medžių melagių, kurie viskas slepia. Veikia? Sveiki visi! Šiandien laidoje jums mes turime grupę Velvet. Aš Mykolas. Aš Saulė. Ir aš Tadas. Pradėkime. Ok, tai kągi, aš čia turiu tokį listą klausimų. Ir pirmas klausimas. Prognozė. Labai asmeniškas jūsų darbas. Kokie buvo pagrindiniai jausmai ir mintys, kurie įkvėpė šio EP sukūrimą? Jausmai ir mintys buvo tokios, kad... Žinot, kaip būna, kad būni su žmogum ir viskas fainai, gerai, bet tu supranti, kad to neturi būti, bet tada labai sunku užbaigti viską ir kažkuriuo momentu hitina ir supranti, kad ir kaip sunku, bet reikia paleisti ir nesatrodo, kad tu visą laiką žinojai, kaip bus, bet vis tiek toliau kažką darei ir prognozijas žinom, ten, tarkim, paėmus orus, kad kokie bus orai prognozuojami ir panašiai. Ir čia tas pats buvo su šitais jausmais, su gal ta ateitim, kad aš žinojau, kaip bus, bet vis tiek buvau. Priėjau tašką, kad viskas. Ir ten labai daug tekste išsakyta tokių minčių, kur jos biškį dvejopai konkuruoja, bet in the end vis tiek yra ta mintis, kad turi paleisti. Vau, kaip gražu, o kokie tavo jausmai buvo? Tiesiog. Man atrodo, prognozė apskritai gimė kaip EP nuo gan tikro liūdesio ir tikrai nebuvo, kad mes vien tik juokėmės per repeticijas. Tai man atrodo, mes kaip iš savo pusės ir gal iš Mykolo rašydami instrumentalą, tą, ką Saulė išreiškė žodžiais, tai pačiai mes atkūrėm savo muziką ir prognozė yra mūsų albumas, kuris išreiškia, kaip mes jautėmės tuo momentu. Ir kaip Saulė sakė, galbūt kažką bandom paleisti, tai mes bandėm įtekinėti save, kad netapom kažkokiais kitokiais žmonėm. Jo, taip gimė mūsų... Man atrodo, kad aš visiškai ne į klausimą atsakinėjau, aš pamiršau. Bet labai gražiai, man labai patiko, kaip tu kalbėjai. Kaip jūs sugebėte išlikti autentiški, kurdami muziką, ypač kuriant tokius intensyvius, bet jautrius tekstus, kaip dainoje Nebėra manęs? Mintys sako, ką jos daro. Rinktis prašo, kol nemato. Tai vat irgi čia tas jausmas toks, kad tu atrodo vienaip galvoji, kol nesutinki to žmogaus. Ir atrodo jau esi nusprendus ir panašiai, bet tada sutinki ir atrodo vis tiek negali visko užbaigti. Ir man atrodo svarbu rašyti apie tai, ką iš tikrųjų jauti, neišgalvot. Ir gal šitu atveju, šitam EP, tai buvo jau daugiau atvira. Tai kaip ir labiau baisu buvo, bet kaip ir įdomu, dėl to, kad atrodo, čia labai cheesy nuskambės, bet iš tikrųjų atidavei dalelę savęs ir atrodo dabar tą tokią dalelę, kuri tau yra žiauriai artima, žiauriai svarbi, pamatys kiti žmonės. Tai man atrodo svarbu nebijoto. Vau. Dainose lyja yra eilutė, kur vis lyja lietus, aš liksiu ten. Kokia šios metaforos reikšmė jūsų kūryboje? Ar jis simbolizuoja kažką daugiau, nei tik lietų? Tai tas lietus, jisai simbolizuoja tą kažkokį liūdesį, tamsą, bet jinai tau kažkiek yra artima. Ir ta eilutė, kad kur vis lyja lietus, aš liksiu ten, tai
atrodo vis tiek, kad ir tau, tarkim, norėtum gal daugiau šviesos gyvenime, bet yra tas lietus ir tau tuo momentu su juo labai gerai, labai jauku, tai ir tada būni ten po lietum. Damn, that's deep, so deep, wow. Kalbant apie metaforas, pastebėjau, kad dažnai jas naudojate, kad ir prisiminus senus hitus. Ar taip lengviau reikšti tam tikras emocijas? Tai ten pavyzdžiui tokios dainos kaip Medžiai melagiai, Mėnulį. Kažką, manau, turi viduje ir galėtum apie tai pakomentuoti. Taip, Mykolai, ačiū už klausimą. Man atrodo, metaforos yra gal ir skamba kažkas, kad gali būti sunku jas parašyti ir panašiai, bet iš tikrųjų rašyti dainas metaforom yra daug lengviau, nes kažkaip užsiblokuoja tam tikrus jausmus, kurių gal nebūtinai ir nori tai prisiminti. Ir taip išleisiuos nepaviršutiniškai, nes realiai jeigu ten, pavyzdžiui, Medžiai melagiai tiesiogiai ką pasakytut. Tiesiog. Man apie politiką. Jo, bet iš tikrųjų net kai kurios metaforos yra gan tikslu. Ten jeigu, tarkim, dainuoji Mėnulį ir žiūrim mes į grįžulo ratus, tai ten actually tiesiog... Tai metafora. Ja, čia net nėra metafora. Tiesiog neliūdėgi. Jo, bet labai lengva nukrypti nuo klausimo, iš tikrųjų, wow. Jo, čia žvengite žmonės. Bet tiesiog... Net tai yra metaforų esmė galbūt. Nukrypimas? Tai davai, išlaužiam klausimą. Manau, kad tiesiog metaforos tiek pagražina pačią dainą, tiek palengvina tavo procesą rašyti apie kažką, nes neperteikia savo jausmų taip banaliai, gal net nebūtinai jausmų, gal tiesiog savo minčių irgi banaliai, tai metaforos tiesiog yra labai geras būdas atskleisti save ir kaip pats dėlioji savo mintis kaip atlikėjas. Ir kad niekas nesužinotų iš tikrųjų, ką galvoji. Kam reikia, tas žino. Jo, neskambinkit, išleidės. Jo. Gal nenorit prie Medžio nueit paklausti, ar meluoja? Wow, bro. Deep. Died from cringe, ką. Galvojau, reikia pasinaudoti progą. Kiek Medžio esam? Negi mes jau ne tik Medžiai melagiai. Aš labai tikiuosi, kad captiono Maikas tą, ką pasakei. Čia dar bus jisai video. Grupėje Velvet išskirtinis dueto Saulės ir Tado vokalų derinys. Kaip nusprendžiate, kada dainuoti kartu, o kada papildyti vienas kitą? Ar šie sprendimai grindžiami žodžių rašymu, ar eksperimentais studijoje? Aš tai norėčiau iš tikrųjų pasakyti, kad dažniausiai aš tai nenoriu dainuoti ir esu verčiamas tiesiog grupėje, tai kiek galima tiek Saulė dainuoja, ateityje bus, kur Saulė tik tai dainuoja ir mes nusprendžiam pagal nežinau ką, iš tikrųjų aš nežinau. Pagal mane ir Mykolą. Mykolai. Aš taip sprendžiu visą, kada kam dainuot. Taip. Tai kaip manai, ar EP mūsų naujam, kurio pamiršau pavadinimą, prognozė, ar geras reišio Tado ir Saulės vokalų? Ačiū Tadai už klausimą, labai malonu pirmą klausimą gauti. Pamiršau šį klausimą. Jo, tai faina, viskas okei, bet man trūksta biškį tavęs. Norėtųsi, kad daugiau tavo balso būtų. Bet gal kitam albume, gal pakeisi savo nuomonę ir gal, nežinau, norėsi daugiau dainuoti. Šiaip gal reikėtų, nežinau, gal noriu atsakyti normaliai, nes aš tiesiog čia... Ne, viskas gerai. Jinai sakė, viskas gerai, judam toliau. Mykolai, Taip. ačiū, kad atėjai šį interviu. Ačiū, kad vedėjai šią laidą. Labai buvo malonu. Dabar norėtume jūsų paklausyti porą klausimų, jeigu galima. Klausimas skamba taip. Kaip skiriasi jūsų grupės dinamika kūrybos studijoje, palyginti su koncertų atmosfera? Aha, okei. Labai įdomus klausimas. Reikia dabar prisiminti, kaip per koncertus vyksta. Nežinau, aš manau, dar priklauso nuo koncerto šiaip, nes jeigu ten koks nors toks paprastesnis, sakyčiau, koncertas, kur
ten atvykome kažkur, tai ten paprašė mūsų pagrot. Tai kažkaip dažnai nebūna labai to didelio jaudulio, manau, bent man. Ir toks būna, kažką pajuokauja, kažką taip laiką prastumė kito konco. O vat pavyzdžiui, kai darom savo, beje, 16 dieną gegužės, nežinau, čia bus jau išėję ar neišėję. Bus, tai tada tamsta 16 gegužės laukiam jūsų prognozę pristatymas. 3 jauni žmonės pagros iš visos širdies ir grįžtam prie klausimo. Jo, tai pavyzdžiui, kai darom savo koncertą, tai tada aš manau, kad labai jaučiasi įtampa. Bent man. Dėl to jaudulio, dėl to, kaip čia viskas pavyks ar nepavyks ir panašiai. Nes kažkaip kaip savo darai, tai tu jauti labai didelę atsakomybę tam. Ir jo, o studijoje tada. Studijoje toks labiau yra, manau, kartais irgi. Kartais toks kažką, nejaučiu įtampos studijoje. Man būna bloga man nuotaika, tada aš nieko nebenoriu daryti. Bet toks labiau, manyčiau, studijos yra daugiau kartais pajuokavimų būna, bet aišku, rimto darbo yra labai daug. Ir jo, tai toks mano palyginimas. Labai malonu išgirsti. Saulė, gal norėsite kažką pridurti? Mes, būdami studijoje, vis tiek labiau ten žvengiam, belė ką. On God for no cap. Ir tada biškį ant scenos reikia rimčiau, bet kartais nusišneku, tai kažkokio per didelio skirtumo nėra. Žinai, self-awareness yra labai svarbu. Prašau. Ačiū. Tai judame toliau, iš tikrųjų turime dar, Mykolai, jums vieną klausimą. Kaip malonu, wow. Gal ir net iš tikrųjų porą daugiau. Bet kaip jau žino klausytojai, jūs pas mus grupę esat nuo ilgiausia siejantį savo gyvenimą su muzika. Ir jūs esate žmogus, kuris atvedė mane į roko, metalo pasaulį. Ir mes turime jums tokį klausimą. Jeigu galėtumėte pakviesti bet kurią gyvą ar mirusią pasaulio asmenybę į savo projektą, kas tai būtų ir kodėl? Ir kaip tai paveiktų jūsų muzikinį stilių? Wow, koks geras klausimas, iš tikrųjų. Nežinau, manau, reiktų žiūrėti į savo paauglystės laikotarpį, kuomet buvau tikrai labai didelis Nirvanos fanas ir labai daug ir knygų skaičiau, ir konsų žiūrėjau, ir muzikos klausiau belekiek. Tai manau, kad vienas iš tų žmonių tikrai būtų Kurtas. Nežinau, kažkaip tų laikotarpių gyvenimo labai jaučiau ten artimą ryšį, kaip ir kiekvienas, manau, paauglys savo, nežinau, Nirvanos laikotarpyje. Tai jo, tai Kurtas norėčiau, kad būtų. Tada Dave Grohl iš Nirvanos, Foo Fighterių, frontmenas, irgi labai norėčiau, kad jis būtų, nežinau, vienoje studijoje susitikti su juo. Aišku, jis gyvas. Ir nežinau, aš manau, čia gal būtų 2 žmonės, su kuriais aš labiausiai norėčiau susitikti, bet aš norėčiau gal su jum nesidalinti jais, tiesiog savo atskirą projektą padaryti su jais. Ir 2 būgnininkai ir gitaristas. Ir va. Ačiū, Mykolai, kad kalbėjote, jūsų šiandien neužteks. Bet nesakai, kaip manai ją pakeistų, na, jeigu iš tikrųjų norėtum, kad mūsų projekte būtų, kaip manai, kad ją pakeistų mūsų stilių? Ar manai, kad mes jau einam tuo stiliumi tavo vaikystės? Oi, tikrai ne. Dar daug čia reiktų groti. Juokauju. Ne. Ne, aš nežinau. Aš manau, kad kad mūsų grupiai, tai aš manau, reikėtų kažkokių gal kitokių žmonių, žinai. Okay. O pavyzdžiui, Jimi Hendrixą pakviestume, žinai, prikeltume iš mirusių, žinai, gal tau gal būtų smagiau kažkaip, žinai, tada kažkaip gal tą Fenderį patį lies, žinai, kai prieš tave stovėtų tokia legenda muzikos, žinai. Taip, nuskambėjo tikrai keistai, bet... Kodėl? tą Fenderį liest. Čia jau žinai tavo interpretacijos, aš nesakysiu. Bet aš iš tikrųjų norėčiau, Saulė, be Justina Bieberio, BTS. Viskas neturiu tada. Šio Mendes, kas dar...
Kodėl tu atsakėjai į mano klausimą? Aš norėjau pasakyti Justin Bieberis ir viskas. Tai viskas gerai. Ir atsimazinti. Aš tiesiog, na gerai, ką tu manai, kas galėtų būti mūsų projekte, norėtum ką pasikvies ir kas galėtų pridėti mums? Bieberis. Ačiū. Ačiū. Na ką, ir mes turime, nežinau, gal nori Saulę tu pavesti, nes mes jau su Myklu vedėm. Nu, davai, parodysiu, kaip reikia. Nu ką, bachūrai, žiūrint į ateitį, kokius tikslus ir svajonės turite savo muzikai, kaip jūs norite vystyti savo kūrybą per artimiausius 4 metus? Žinau, tai albumas bus, manau, ir šiaip gal dar kitokios muzikos galbūt paduosim. Nežinau, gal labiau dar pabandysim ją išjaus kitaip, galbūt gal tas skambesys gal ir sunkesnis bus, gal ir ne, nežinau, tai mano tokios įžvalgos yra. Aš tai manau, kad irgi šiek tiek pamiršau klausimą, bet viena dalis buvo, kaip jinai pasikeis, tai manau, kad ateityje iš tikrųjų net būtų labai kieta, jeigu kitas albumas turėtų bent jau vieną dainą metalo įdėta. Yes, sir. Būsim arba nusiskudę plaukus, arba visi su ilgais plaukais. Ir jo, manau, kad bus įdomi ateitis. Va, taip ir... Tai nelabai išeis. Man karočių netaip ir auga. Tai jo, bet aš panašu tiesiog klausimą, gali pakartoti? Kokias svajonės ir tikslus turim ir tada kaip norim vystyti savo muziką per... Tai mes nepaminėjom, kad viena iš svajonių yra tiesiog, kad muzika būtų full time ir kad padarytume labai didelį koncertą Vingio parke. Tai jo, tikiuosi, kad per ateinančius 5 metus tą ir padarysim. Jo, ir būtų, manau, smagu jau kažkaip ir tos muzikos taip tuo fiziniu tiražu paleisti žmonėm. Ar tai būtų CD, ar tai būtų vinilai. Manau, tikrai būtų smagu ir manau, tikrai būtų norinčių turėti, pavyzdžiui, grupės Velvet plokštelę, kurią galėtumėte įsireminti arba, nežinau, paklausyti per savo patefonus. Tai va. Ar pasilik. Wow, liūdėsis jau bus šitas pasitikėjimas. Ir tu, Mėnulį. Nagi, neegzistuoju. Aš turiu jums klausimą. Kodėl tu neegzistuoji? Kas tau yra? Pasigedau jūsų Instagram'e, jūsų nuotraukų. Instagram'ą, ten yra mano nuotraukų nemažai. Tai kai pradėjau daryti 365 challenge, kasdien kelti dizainus, tai tiesiog dingo. Nu, ta prasme, jie pasimetė. Yra postų, kur yra nuotraukos, kažkokie įrašai, kur aš kažką veikiu, ar ten vasaros, ar kažkokios istorijos, bet jos dingsta. Tai aš kartais bandau istorijos kelt kažką, bet man šiaip nepatinka prieš kamerą būti. Tai man už kadrą būti ir tiesiog, kad žinau, kad aš prie kažko prisidėjau, man to užtenka. Pasakysim žodį Saulei ir jinai turi sugalvoti istoriją, prisiminti tiksliau istoriją. Tai žodis būtų saulėlydis. Esu daug saulėlydžių gyvenime mačius. Bet šiaip kokį atsimenu, man ne tai, kad, grinai saulėlydis, bet kad, jau buvom nusileido saulė, bet buvom prie jūros ir buvom su Velvetais po koncerto ir man tiesiog ta akimirka labai įstrigo, nes buvo labai gražus momentas ir tada po 12 buvo vieno iš grupės narių gimtadienis ir tuo metu kaip tik buvo vienoj pusėj šviesu, kitoj tamsu ir tiesiog tas momentas labai gražus buvo ir toliau nesakysiu į mikrofoną. Prieinam prie Mykolo. Jam žodis bus, su kom šiandien atvykai į mūsų susitikimą, su kokiu maišu? Su Nike, man atrodo, Pumos. Su sporto maišu. Tavo žodis yra kūno kultūra. Tai pradinėj mokyklai, man atrodo, aš tiesiog nedalyvau tenais, aš buvau iš šono stebėtojas, taip tiesiog, tai žaidėm tinklinį
ir servavo. Ir tada pataikė vienai mergaitai į galvą su kamuoliu ir jai smegenų sutrenkimas buvo. Tai tokia ta istorija apie kūno kultūrą. Tai mėgsti smurtauti prieš moteris. Ačiū uždėmesi tiek. Kur policija? Ten tas kitas klausimas yra apie mūsų koncertą, bet aš noriu pažiūrėti, kaip tas tiksliai klausimas skamba. Tai skamba taip, kokius netikėtumus ir naujoves ruošiate artėjančiam koncertui? Ar bus kažkas, ko anksčiau nebuvote darę ant scenos? Sik. Tai svarbiausias dalykas, kas bus nauja, kad bus sąstatas toks, kokio būsit nematę per mūsų solinį koncertą. Tai atliksim dainas, kurių irgi dar nebuvom niekur atlikę, tai mūsų EP prognozija. Nuskambės ten pirmą kartą šitos naujos dainos. Ir mes iš tikrųjų šiaip labai laukiam, labai ruošiamės ir kažkaip norisi atrodo jau kuo greičiau to sulaukti, nes čia kaip ir tokia nauja pradžia mūsų naujam etapui. Tai man atrodo, mes visi laukiam to ir aišku laukiam jūsų, tai jeigu norit, būtinai ateikit, mes visus priimsim ir tikrai smagiai praleisim laiką. Jo, tai dar, žinokit, yra bilietų, labai mažai, bet dar yra, tai paskubėkit, nes tų nebebus. Ir pasidarom gerą gegužės ketvirtadienį, nuostabiausiam klube Tamsta, ten, kur ir prasideda muzika, ten mes ir pradėsim ir pabaigsim savo vakarą. Ačiū. Jokinga, kad mūsų vaikas Saulė. Karočią, ačiū, kad žiūrėjot, važiuoju patiko. Alytus, važiuoju, Alytus. Ateikite į nuostabą. Ačiū labai, žiūrėjau. Pažiūrėkite, mano plaukas, nusižiūrėjau, plaušas.